Pasinaudodamas progą noriu pakviesti gegužės 16 visus, kurie turi šalmus ir sugeba važiuoti dviračiais, registruotis internetinėme puslapyje www.kaunomaratonas.lt ir sudalyvauti pirmą kartą rengiamame dviračių lenktynėse miesto gatvėmis Kauno maratonas 2010. Tikrai laukia nesudėtinga trasa, pagal kiekvieno galimybės gali dalyvauti ir vaikai, ir sportininkai, ir pagyvenę žmonės. Bus galima važiuoti 6, 30 arba 70 km. Nugalėtojų laukia prizai. Taip pat kviečiame burtis į komandas, bus komandinė įskaita. Laikas matuojamas elektroninė matavimo sistema. Kiekvienas dalyvis sužinos savo užimtą vietą pasirinktoje amžiaus grupėje. Tad dar kartą kviečiu gegužės 16 visus atvykti į Kauną Jonavos gatvėje. Sėkmės žygyje. Dėkojame velomanams, paplaukime. Žmonės atvažiavo dviračiais iš Kauno, iš Marijampolės. Turbūt iš kitų miestų nėra. Velomanai, kurie nusiteikia labai tvirtai, važiuoja labai toli ir esą labai stiprus, tikriausiai sugalvos dalyvauti ir varžybose. Bet mes turime ir dar vieną žmogų, kuris taip pat atvažiavo iš Kauno dviračių. Tai lauksime, gal bus ir daugiau.